judam į Švediją. Kelionės pradžia. Palei kalnų upę, kaip tas vadinasi, Karalių, ne? Ten tas Karalių keliu. Labai gera nuotaika, kad tik neišprotėti. O matytų čia Gintas, mano draugas. Spėjau surasti pirmą baravyką prie pat vartų. Galiu padaryti takai, kad kojos nesušmaptų, nes metalų daug vandens. Kaip? Masas gerai. Gerai, jo, labai patogu. Tokia vandens galybė, ne? Va, teks perėti upę. Turėtų būti labai graži vieta, čia upeliukas mažas. Iš šiaurės į pietus eina. Taip, tai viskas gerai, svarbiausia neišleisti telefono. O, jetau. O kadrų tai norisi. Ir įsipuoja kartais. Valgys priekėje. Labai gerai. Padre, come ti senti? Bene, bene. Allora andiamo avanti. Labai daug gauromečio, visur pilna. Pilna. Kaip darau, aš einu? Jo. Beždžionių tiltas. Siubuoja. Nu va, pasieksim pirmąją poilsio vietą. Truputėlį užvalgysim.
Turėjom vietą, pavalgyti. Gražiai pavydas pečiukas, turėjom pasikūrenti, žmonės apsistojo pavisėti, bet aš atsilikau. Poilsio vietą, prieš vakaro miegą, Abisko jaurė ir dabar perėsim tiltą ir tenai bus mūsų rifūdžio. Vada turė. Aš telefoną dar iškesiu, tai daugiausia. Vietų kaip linguoja. Tačiau tikras beždžionių tiltas. Čia padarė, man atrodo, greičiausiai gerai, paskui renka telefonus, raktas ir tiltas. Pelėje. Taip vaikštant. Šiaip, tai va, aš saugojau iPhone'ą, tuom tikrai labai didžiuojuosi, nes beždžionių tiltas galėjo jį pasigrobti. Dar siūbuoja. Tai 2 valanda nakties, pagaliau susirašiau gulti, bet labai keista. Naktį paukščiai čiulba, laukia šviesu kaip diena. Tai va, einu pailsėti. Štai, taip mano palapinė atrodo, taip juos į vidus atrodo. Susipakuojam, pavalgėm esam. Ir pradėsime. Labai Pakilom gan aukštai. Tai iš karto Visuma aplankė. Mes ją priėmėm ar ne? Priėmėm. Horizonte žmonių kompanija. Svarbiausia, kad gera nuotaika, nes skauda kojų. Vietos tikrai labai gražios. Bet jau vėsu ir pirštinių reikia. Įdomu, koks aukštis, nes ilgai lygam. Liko kokie 4 kilometrai iki laivo ir mes plauksim lediniu vandeniu. Artėjame prie kalnų, ten daug sniego matosi, gražus vaizdai.
tai, kaip sakant, baigėsi vasara, nors čia vasara, bet daug sniego. Prasideda vasara. Jau, gruodžis. Visiškai medžių nebeliko. Žvėrelis vaikšta. Autolinkas sunkin, dabar turim pereiti į upes. Vanduo tai ledinis. Pradėlės išlapti. Dar lyga 20 km iki tos vietos, kur turime nueiti. Praeisi? Kas aukščiau ir aukščiau, prasideda tikrai labai gražios kalnų upės. Aišku, oras šaltas, tolėnam nelabai jaučiasi. Ir gražu, kad jis neperčias taip kinta. Lipame tą kalną turim perėti. Atrodo vasarą. Apie žemę. Pasileisim į apačią. Nu, labai gražų vaizdą. Praėjome tą keterą. Ir dabar keliaujame toliau. Faini vaizdai, ne? Gražu žiūrėti. Ir saulutė iš karto čia, kai iš debesies išlindom, beveik nusileidom nuo kalno ir atsivėrė toks gražus vaizdas. Latera promesa. Tie kalnai gražus. Tai tikiuosi, kad nesušalsim. Dabar turiu atšiauliuoju, kaip sakant, Europos Aliaskoje. Gerai, jau apsisukom, parodysim, kaip taip atrodo. Jau virš 20 km nueita, nebetoli jau tikslas, už 5 km. Labai gražios vietos. Ar ne? Gerai, toks nemažas vėjas, tai atidarysim palapinės, kad prapūstų, ne? Nes jos šlapios yra po vakar lietaus. Nu va, liko 500 metrų. Gražus vaizdeliai, kalnai. Nu čia mes. O, einam taip. Bus jau sausa. 5 minutės. Šiandien ponės? Tai brolis Evaldas. Jau įsikūrėme Salka vietovėje. Zanzarė. Kiek uodų, kad matytų, kad mes esam tikroji šiaurė, nebadyk, kiek galim nori. Pilna uodų. Siaubas. Jau 11 valandą vakaro, kaip ir kiekvieną naktį iš vėsu iki ryto, dabar esam tarp dviejų. Girdisi šniukštimas ir dabar aušinės palydėti einame sėtis. Pirmas būdas,
pradėjom vėl mūsų kelią, prabūdom, atsikėlėm vienu žodžiu, sonom po spetinato, bet nieko tokio. Labai smagus rytas, gerai išmiegojom, Anelgi. Puikiai, dabar einam vėl, laukia greičiausiai 25 km, ne? Ar kilogramai, kilometrais matuojam, ne? Tai praeisim 25 km. Stojom gražiai vietai. Gersim vandens. Čia jau trūksta azoto, kaip sakant, deguonies. Labai užlipom labai tikriausiai pačią aukščiausią vietą. Galingas vėjas ir šalta, bet esam geros nuotaikos. Dabar pradėsime leistis į apačią. Algi, pamojok! Štai mes, gyvi, sveiki. Didžiulius kalnus. Kalnas, šniokščia, upeliai kalnų. Akmenis ir krito. Turėjom gražias vietas, einam palei kalnus, didžiuliai kalnai. Artėjom prie mūsų stoties, turėsim apsistoti. Einam labai gražias kalnus. Artėjom prie Bežionų tilto. Aukštas, tai galingas tiltas. Pakliūtė galinga. Visas siūbuoja. Eini. Stovyklavietė. Aišku, nenorėjau, kad Algis tą daryti, bet čia toks grožis buvo tie dalykai. Būtumėm pakurom sunaudoję. Algi, nesijauti kaltas? Ką? Ne. Na čia va, kūrėmės palapinės va. Vėl. Jau dabar miškelis, beveik kaip Lietuvoj. Daržai, gražuoliai.
dieną kelionės. Panakvojom kokioj nuostabioj vietoj. Prie kalnų. Tą pusę mes keisim. Tai yra rytų pusė. Leidžiamės į apačią, dabar esame 560 cm aukštyje. Jau iš karto atsirado medžiai, daug laužų, paplūžinėjusių, išsidaidžiusių. Paskutinio taško mūsų kelionės Kaluokta. Esam Švedijoje, Laplandijoje, už poliarinio rato. Tavo karalystė per amžius. Per kartų kartas tu. O, gerai, kitą vietą. Etapą mums liko maždaug 4 kilometrai, gal net pilni. Vėl kaip ir buvo toks pat Beždžionių tiltas, per kurį einam, per kalnų upę. Tikrai gražiai, spūdinga. Šniaukščia. Tai va, mūsų kelionė šiaurės kraštuose, Arktyje virš poliarinio rato atėjo į pabaigą. Priartėjom prie paskutinio mūsų kelionės taško Nikaluokta. Iki jo praėjom virš 100 km pėsčiomis kalnais. Dalį Kungsleden, dalį tiesiog į rytus, kalnuotomis vietomis Švedijoje. Ir dėkojam Dievui, dėkojam visiems mūsų broliams, draugams ir bičiuliams, kurie mus palaikė. Ir visiems siunčiame geriausius linkėjimus už poliarinio rato, iš Laplandijos, iš Nikaluoktos. Nu va, atvykom, gavom labai krūtą kambarį su antena, gaila, kad ne satelitinė. Vis tiek, va čia didžiausiam rūbas, čia tokai peizažio, tas labai gražus. Taip, kas čia viduje. Štai taip bus. Taip va. Mikrobanginė, šaldytuvas yra. Tai va. Lovos.
šventojo Balto Benedikto regalas. Pirmiausia, kai imiesi daryti ką gero, karšta malda prašyti jo, kad padėtų tai užbaigti. Idant tas, kuris teikėsi mus priskirti prie savo sūnų, kada nors turėtų liūdėti mūsų blogų poelgių. Todėl šitai visada turėtume jam paklusti dėl gėrybių, kurių iš jų esame gavę. Šlovinkite viešpatį ledai ir sniegynai, šlovinkite viešpatį naktys ir dienos. Šlovinkite viešpatį šviesa ir tamsybės, šlovinkite viešpatį žaibai ir debesis. Te šlovina viešpatį žemė, te gieda jam gyrė, te aukština jį didžiai. Horizonte kalnai, transportas. you